Sveiki visi Frenetics YouTube kanalo sekėjai ir šiaip atsitiktinai užklydę žiūrovai. Tai kviečiu kartu pažiūrėti dar vienas varžybas. Šį kartą stebėsime bene laukiamiausias metų varžybas, tai Megrė. Galime matyti, kad prie starto linijos tikrai gausus būrys dviratininkų. Iš tikrųjų noriu labai pasidžiaugti, kad turime tokio lygio ir tiek daug dviratininkų pritraukiančias varžybas. Ta prasme, tiek organizacija, tiek trasos, tiek pats visas vaibas yra, nežinau, 10 iš 10. Tai Čenko nenustok organizuoti ir džiugink mus. O grįžtant prie varžybų, tai 5 km, neutralus startas. Čia kaip matome jau startas duotas. Šiek tiek tokio chaoso vyrauja visoje grupėje, kadangi grupė didelė. Greitis irgi nemažas, visi nori užsiimti kuo geresnę poziciją prieš įvažiuojant į žvyro atkarpas. Iš kurį laiką važiavau netoli priekio ir sumaniau, kad būtų galima šiek tiek įvesti daugiau dinamikos, tai ėmiausi iniciatyvos ir pabandžiau pavažiuoti priekyje, pasižiūrėti, kaip reaguos grupė. Čia matome, važiuojam į žvyro atkarpą. Stengiuosi nemažinti tempo, visgi varžybų pradžia. Čia puikus laikas atsijoti tos dviratininkus, kurie nori varžytis ir tie, kurie tiesiog mėgsta važiuoti ant rato. Tai važiavau gerus porą kilometrų, bet supratau, kad čia galbūt ne ta vieta, kur reiktų demonstruoti kažkokį pajėgumą. Visgi kelias gana platus, nėra sunku važiuoti ant rato net 3-4 eilėm. O matosi, kad ir kiti dviratininkai dar nenusiteikia lenktyniauti. Tai tiesiog įsitaisiau savo patogiai netoli priekio ir tiesiog stebėjau, žiūrėjau situaciją, kas vyksta. Tai, kaip matot, kelias pakankamai platus, važiuoja net, nežinau, čia 5 turbūt eilėm, visi irgi spaudžiasi, bando atrasti kažkokį tarpelį, tik tai atsiranda tarpas, bando lenkti, aplenkti, bet priekis toli kažkaip nenuvažiuoja. Ja, čia matom net visai už trasos ribų išvažiavęs buvo kurį laiką. Ja, visi stengiasi neprarasti savo pozicijų, išlaikyti. Važiuojant dideliai grupiai, matot, kažkas priekį pastabdė ir toks kaip gyvatėlės efektas praėjo. Staiga pastabdė, tada vėl lekia. Šiaip labai smagi trasa buvo šitos atkarpos, tai be galo greitos, lygios, tokie kalniukai rolling, kur net nereikia statytis, nekrenta greitis. Čia matom, priekis vėl į kalną paspaudžia. Visi irgi kaip išprotėję nori neatsilikti, bet nuo kalno rieda, tiesiog nemina, tai tokios nelabai dar aršios varžybos vyksta. Aišku, iki kol neprivažiuojam pirmo susiaurėjimo. Čia jau tempas šiek tiek didėja, atsiranda tokių truputį techniškesnių vietų, balos, kai kurie dviratininkai stengiasi, nežinau, išvengti, nesušlapt, apvažiuoti jas. Aišku, važiuojant per balą nežinai, kas toj bogaloje gali slėptis, bet jeigu prieš tai pravažiavo keli dviratininkai ir tiesiog nieko nenutiko, tai galbūt neverta ir bijoti to vandens. Čia matom, įvažiavus į tą dvivėžį, tempas vis tiek nekrenta, greitis pakankamai didelis. Atsiranda truputį šiokie tokie tarpai, ta grupė vis išsitempia.
iš tikrųjų tempas nežmoniškas. Kelio danga keičiasi tarp balos, tarp smėlio, čia toks žvyras, akmenuota įkalnė. Privažiuojam gana didelę balą, aš nustengiu važiuoti per kairę pusę. Apsilenkiu iškart kelis dviratininkus iš tokių sprendimų. Kaip matome, pulsas gana aukštas, tempas vis auga, atsiranda šiokie tokie tarpai tarp priekyje važiuojančių. Aš jau buvau gerokai pailsęs šito atkarpoje, tai pasirinkau tiesiog kurį laiką pavažiuoti ant rato ir šiek tiek atgauti kvapą, pasižiūrėti, kokia situacija vyksta. Čia visai neblogai tempia, manau, neverta važiuoti į priekį, bet po kurio laiko matau atsirado didesnis plyšys ir priekyje važiuojantis dviratininkas atsisakė uždaryti tą tarpą, tai reikia imtis iniciatyvos ir prisivyti. Slysteli čia mano priekis, čiut nenusirašau į krūmus, su koja, man atrodo, primyniau ant žemės, kad išlaikyčiau. Nebuvo pati maloniausia situacija. Išvažiuojam į plento atkarpą, kaip matome, priekis gerai truktelėjo. Čia mes su keliais dviratininkais irgi stengiamės prie tos grupės prisikabinti. Atsimenu, čia jau buvo pakankamai sunku, aš jau čia visas pastangas dėjau, kad neatsikabinti, nes supratau, kad dar tik tai varžybų pradžia, norėčiau išlaikyti ilgiau. Važiuojam pakaitom, vienas už kito šiek tiek prisidengdami, stengiamės kaip komanda galbūt užsikabinti už priekę važiuojančio. Kaip matome, širdies ritmas muša ribotuoju, bet nelieka kitos išeities, kaip tik dar dadėti ir iš paskutiniųjų važiuojam prie priekyje važiuojančios grupės. Ir čia, turiu pasakyti, buvo labai keista situacija. Atvažiuojam prie grupės, grupė tikrai važiuoja, palaiko tempą. Matome priekyje važiuojantis užsienio atstovas, jis rodo, kad grupė keistusi, leidžia išvažiuoti į priekį ir tada iš paskos važiuojantis kažkaip nebetęsia, nebevažiuoja. Tai užsienietis vėl imasi iniciatyvos, pirmas išvažiuoja, aš dar nespėjęs atsigauti, suprantu, kad čia kitaip nebus, sėdu ant rato, tas ratas nuvažiuoja ir man gaunasi vėl būti pirmam, kur aš ten išnaudojau tikrai ne vieną degtuką, kad tą grupę prisivyčiau. Tai, okei, reikia dirbti. Dedu visas pastangas, įkalnę, mano greitis krenta, visgi svoris daro savo. Matau, vėl tas pats užsienietis išvažiuoja į priekį. Okei, gal dabar pavyks šiek tiek pavažiuoti ir atgauti jėgas. Bet jisai vėl rodo, kad visi važiuotų keistusi. Nu, aš suprantu, jis irgi nenori čia vienas tempti. Bet priekyje važiuojantis kažkaip, nežinau, čia nesistengia galbūt tiek, nes nuo kalno kiti važiuojantis tiesiog rieda. Riedam, stabdomės. Čia jau tas užsienietis neiškentė, dar leptelėjo, kad dirbkime kartu, bet tiesiog nuvažiavo vienas. Aš nežinau, šitoje situacijoje nebeturėjau jėgų vytis. Šitą atkarpą nuo to, kai važiavom į žvyrą iki dabar, paskutinius 5 km myniau gerokai virš savo ribų, tai supratau, kad negalėčiau tęsti varžybų ir čia dar pirmuose kilometruose taip taškysiuosi. Tai važiuojam vėl į žvyro atkarpas. Čia dar kalbam, kad reiktų palikti tarpą, nebandyti vytis, jis galbūt nuvargs tas priekį važiuojantis užsienietis. Spoiler alert, tai taip ir nepavijom to priekį esančio žmogaus. Čia prasidėjo dabar
mūsų pirmos grupės toks kaip pabėgimas, bandymas pasidaryti didesnį tarpą. Supratome, kad iš paskos važiuojant yra labai didelė grupė, tai reikia dirbti kaip komandoje pakaitomis, nes kitaip gale važiuojantis pasivys. Kaip matom, keisdavo žvyro segmentas į asfalto ir tada vėl žvyras. Noriu dar kartą pasidžiaugti, labai greita buvo trasa, labai lygi, plati, nežinau, 10 balų iš tikrųjų. Norėčiau tikrai kažkada grįžti, nevaržybinių režimų pravažiuoti, pasigrožėti vietovėmis. Tai matom, tiesiog žmonės sustoja šalikeliai, stebi varžybas, palaiko. Labai smagu lėkti, labai smagu ant rato sėdėti, greitis 50, pastangų beveik nėra, super. Aišku, tenka ir man priekį pavažiuoti, čia matome pasikeitimas. Ir aš nesu lengvas dviratininkas, man įkalnės važiuoti sunku. Ir čia kaip tik taip gavosi, kad po pasikeitimo privažiavom tikrai nestačią įkalnę, tiesiog susidėjo tas visas nuo varžybų pradžios nuovargis. Matau, priekis po truputį tolsta, mano pulsas kyla, galia mažėja ir suprantu, kad čia yra ta vieta, kai reiks atsisveikinti. Liūdna buvo matyti nutolstančius dviratininkus, bet tokia realybė. Po kurio laiko prisiveju ir Šimėną, Karolį Šimėną, kuris irgi neatsilaikė tokio tempo į įkalnes. Tai kurį laiką važiuojam dviese, vis dar bandom kažkaip dasivyti, galbūt jeigu įkalnėse nepatempiam, galbūt išnaudosim šitas plento atkarpas ir dasivysim, bet kaip matot, vėl įkalnė. Man ragas, tai atsisveikinu ir su Karoliu, pamojuoju. Ir ilgai netraukus, dariausi atgal, matau, kad atvažiuoja grupė iš paskos, didelė grupė, tai nusprendžiu nebesirdyt, pataupyti jėgas ir prisijungiu prie šitos, nežinau, čia gal koks 30 žmonių gal toj grupėj buvo, gal net ir daugiau, tikrai didelė grupė buvo. Iškart matome, intensyvumas gerokai mažesnis, čia kur kas lengviau grupiai važiuoti ir dengtis važiuojant ant rato, greitis nekrenta. Vėl smagus nusileidimai. Ja, čia nuo tokios nuokalnės ir palsėt galima. Iš posūkio grupelė truputį užėda, paspaudžia, bet viskas yra labai nesunkiai įveikiama. Tai tiesiog važiuoju, mėgaujos vaizdais, žiūriu į šoną ir mėgaujos varžybom. Turbūt blogai įdėjau savo gertuvę. Ne iki galo įstūmiau ir per tokį šiek tiek duobėtą kelią teko atsisveikinti su gertuve. Laimėjai maitinimo punkte pagrėbiau kitą. Nėra daug medžiagos iš varžybų vidurio, čia buvo mano pirmosios filmuotos varžybos, tai dar neturėjau supratimo, ką ir kada reikia filmuoti. Bijojau, kad neužteks baterijos, tai galiu papasakot, kad su ta didžiaja grupė mes prisivijom pabėgėlius ir kurį laiką važiavom vėl visi grupiai, buvo tokių bandymų nuvažiuot ir kažkurio metu susiformavo tokia grupelė. Noriu tik priminti, kad šita grupelė yra persekiotojai, tai yra antra grupė.
Tai tas vienas atsiskyręs užsienietis vis dar važiuoja vienas priekyje, atsimenu, buvo gal tarp pusės ir 1 minutės tarpas. Primenu, kad važiuojam 100 km distanciją, tai paskutiniai 15 km buvo tokie gan ramesni, tiesiog važiavom grupiai, nebuvo kažkokių drastiškų pabėgimų, atitrūkimų. Čia tokia įdomi vieta, atsimenu, važiuojant, pamačiau didelę balą, tikėjausi apvažiuoti iš dešinės, matau, dviratininkas važiuoja per dešinę, bet staiga sustojo. Tai teko staigiai pakreisti kryptį, kad nesusidurti. Nedarykit taip, nesustokit balos. Čia jau, kaip matome, paskutinės Žvyro atkarpos. Labai smagiai važiuojas. Ir privažiuojam plentą. Plente tempas nukrito. Kažkaip nieks nesistengia dabar čia rodyti savo pajėgumų. Žinojo, kad laukia paskutinis kalnas. Ir aš jau tikėjausi, kad tuoj kažkada bus. Buvau pasirengęs atakai ir matau, Povilas Kojauskas su savo komandos nariu atlieka pabėgimą, ataką. Nieko nelaukdamas iš karto kabinuosi už to. Suprantu, kad čia liko visai nedaug, reikia atiduoti max save. Nuo kalno gaudau greitį, beveik be stabdžių šoku per tuos bortus, suprantu, kad reikia jau nestaupyti. Čia gana nesunkiai, net pats nesitikėjau, kaip pavyko išvažiuoti į priekį. Visi gerai žino šitą vietą. Čia nedidelė įkalnė, tada hipodromo ratas ir mažas pakilimas į finišą. Supratau, kad dabar viskas arba nieko. Nuoširdžiai myniau iš visų jėgų. Tikėjausi, kad čia tiek ir užteks, kad aš čia pabėgsiu nuo visų, bet tada pro šalį matau pravažiuojant iš Nikelioto Špykio vieną dviratininką ir taip net neviltis tokia apėmė, kad aš tiek daug stengiausi ir dabar mane čia aplenks ant galo. Supratau, kad nesu toks pajėgus, bet nenuleidau rankų, vis dar stengiausi nenutolt nuo jo. Taigi privažiuojam minėtąjį hipodromo ratą, lieka paskutiniai keli šimtai metrų. Čia jau atsimenu, buvau gerai pasvilęs, kojos dega, širdies ritmas muša ribas, bet supratau, kad kitiem irgi nėra lengva. Tai nusprendžiau tiesiog nuleist galvą ir atiduoti visą save, taip tikėdamasis, kad galbūt iš paskos važiuojantis neatsilaikys. Ir turėjau tokią mintį, kad išsiaiškins varžybų šių nugalėtojas, nenugalėtojas, podiumo pozicijas išsiaiškinsime ant to paskutinio pakilimo. Ir tuo metu Povilas Kojauskas ir Arijus tiesiog praskrenda pro mane, šauna ataką, stengiuosi kabintis už jų. Matau, kad reikia, nežinau, kažkokiais būdais atsidurti priekyje jų. Čia Arijus truputį paslysta. Nespėjau sureaguoti, neišnaudojau šitos progos kažkiek privažiuoti arčiau į priekį. Kągi, paskutinė įkalnė, visi max, 100%, Povilas stojasi, sprintuoja, visi sprintuoja, bet dėja, nebuvo lemta čia atvažiuoti į podiumą. Priekyje važiavęs Arijus pritrynė ratą į Povilo ratą ir tiesiog išsuko iš savo trajektorijos, užblokavo mane ir aš kaip
malka kritau ant žemės. Tai ne visai taip, kaip tikėjausi susiklostė varžybos. Šiaip iš tikrųjų nieks net nesitikėjo turbūt, kad taip bus, bet kągi. Yra kaip yra, pamokų gauta, laimėjo stipriausia. Tai labai geros varžybos buvo, net ir taip, kaip jos pasibaigė, vis tiek man liko labai geri prisiminimai, labai gera trasa, kaip ir minėjau, labai gera organizacija ir kviečiu visus dalyvauti šiais metais vykstančiame Megre renginyje. Šį kartą vyks kitame mieste, tai tikiuosi susitiksim naujoje trasoje. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.